Visur visi važiuoja. Auditorija. Važiuoja. Aurelija. Tu girdėsis, taip jo, bet girdėsis gal. Po pertraukos maždaug pusės metų. Komentarai nepriimami. Jo, laikas naujiems video, naujiems aptarimams. Ir ilgai galvojęs, priejau tik vienos išvados, kad aš temų galvoti nemoku. Tai ta proga imsimės temos, kurią sugalvojau. Patys keiščiausi likeriai, kuriuos galima aptikti mano bare virtuviai. Ir pirmas šiandien iš jų yra Mandarin Napoleon. Čia toks nuskambėjo kaip kvietimas į ekskursiją. Jo. Kas esat girdėję šitą? Ne. Iki šiandien, bet nieks nesat girdėję. Jo, tai vienas iš retesnių dalykų. Retas ne dėl to, kad jis ten sunkiai gaminamas ar labai brangus, bet retas dėl to, kad mažai kas jį žino. Tai gaminama yra, kaip ir galima nuspėti iš pavadinimo, iš mandarinų. Skonis... Kaip netikėta. Netikėta. Skonis primena Contro, kas žiūrėjot ankstesnius video, ten yra apelsinų žievelių likeris, distiliuotas 3 kartus. Čia yra mažiau distiliuota, nuoširdesnis dėl to. Bet mandarinų skonio? Mandarinų skonio. Ta proga atsikimšam, ir ratuką prasiūsim auditorijos dalyviams paragauti. Prašau. Ir siūskit kitiem. Darimo procesas yra labai panašus Contro. Tie patys citrusai, ne tie patys, bet citrusai distiliuojami, dedama cukraus, įpilama brendžio ir šiek tiek pabrandinama. Viskas. Contro yra specifiniai apelsinai, čia yra tiesiog mandarinai. Pabandysiu pasakyti, kokios ten natos. Bendrai apelsininių turbūt skonio, kad labai mandarinų gal nepasakyčiau. Iš kvapo nauji metai. Iš kvapo taip, bet iš skonio toks. Žmonės augę sovietmečiu. Visi per kalėdas mandarinus valgo. Gerai. Sutinku, visi žmonės valgo mandarinus per kalėdas. Nors ir yra vasara, bet mandarinis likeris puikiai tiks pasigaminti kokteilį pavadinimu šėtono... Kaip? Whiskers. Ūsai? Ūsai. Bet ne mustaš, o ūsai whiskers. Jeigu šėtonas gyvūnas, tai tada whiskers yra ūsai. Jeigu šėtonas yra žmogus, tai tada mustaš. Šėtono ūsai skliausteliuose garbanos. Su sąlyga, kad šėtonas žvėris. Nes yra kitas šėtono ūsų kokteilis, kuris yra iš esmės tų pačių ingredientų, bet vietoj džino naudojamas yra berods burbonas. Tai čia yra su garbanėlėm. Kodėl šėtoną? Eilinį kartą galiu tiesiog primint, kad kokteilių kultūroje pavadinimai retai kada turi ką nors bendro su to, kaip ten jis gaminamas ar atsirado. Kokteilis prasideda nuo džino, pagrindinis alkoholis, 45 ml į plakimo stiklinę. Pirmą turim. Antras ingredientas. Raudonas vermutas. Šiandien pas mus del profesore italų, aišku, kieno daugiau. Jo mums reikės tik tai 15 ml, po to, kai aš rasiu matavimo vienetus. Šiek tiek nusidažė. Trečias irgi yra vermutas, šis tik turėtų būti sausas balansui palaikyti. Pagal receptą turėčiau pilti 15, tiek pat kiek ir raudono vermuto. Bet kadangi šitas turi labai išraiškingą, žmonės sakė, akvarelę skonį,
Tai pilsim tik tai 5. Ar tu turi pastabų mano skonio klasifikacijai? Ne, aš tiesiog atsižvelgiu į rinkos pageidavimus. Ir vakaro žvaigždė. 10 ml pagal receptą šito mandarinų likerio. Aš netgi gal paryškinčiau ir supilčiau visus 15 irgi. Leidžiu savo laisvai interpretuoti šitą receptūrą. Ir visai pabaigai užmiršau pasidėti ant stalo, bet angostūros biteriai. Labai dažnai sutinkame paryškinti bendrą gėliškumą, žoliškumą šito viso mikso. Kaip lietuviškai dash yra. O splash kaip yra. Aha, gerai. Nu tai... Šliukšnis. Viskas. Na. Deš daugiau, kažkaip lašelių serija yra deš. Viskas stikliniai. Dėsim ledą, plaksim ir tada į taurę. Vienas iš požymių, kad jau galima nustoti plakt, yra kai metalinė dalis šeikerio pradeda kelt skausmą. Panagėse jau šalta yra, tai čia jau požymis. Tai aš pasiruošiau iš anksto, atvėsinau šaldymo kameroj ir dvigubas nukošimas per sietelį, kad nebūtų ledo šukių. Internetai sako, kad kokteilio pavadinimas galbūt kilęs nuo to, kaip susisuka arba styro apelsino žievelės kokteilį. Jis visai nenaujas, jis prohibicijos laikų kokteilis. Tikėtina. Aš cituoju. Galit pasigrožėti naujausių kūrinių. Iš keisto likerio, kurio neįmanoma tikriausiai daug kur gauti. Ir jeigu kas nors prieitų arčiau, būtų galima netgi paragauti. Skanaus. Ir siūskit balsui toliau. O čia taip reikia išpjauti? Čia tokie ragai? Nu, čia tokie ragai. Visai nėra akvarelio skonio. Aha. Labai gerai. Labai švelniai gerai. Akvarelės skonį turi šitas sausas vermutas, tikrai labai specifinis, labai toks... Labai skanu. Neturiu jokių priekaištų. Nežinau, kuris ingredientas tokį duoda, be žodžių. Kvepia kaip old fashion, bet silpnesnis už old fashion. Ir tikriausiai citrusai turėtų pasakyti, kad ne old fashion. Slidesnis. Tinka vasarai. Labai. Ar jaučiat mandarinus? Taip. Bykamas? Yra žoliškumo, yra stiprumo, aš tiesų gal visai nemažai jaučiuosi. Nu, čia džinas ir jo. Visai malonu. Toks kaip ir vakaro, bet dar ne vėlyvo vakaro. Pats, dar šviesų laukia, tai galima. Aš pats dar neragavau, nežinau, tai... Cheers. Ausytės gražios, tikrai. Man gražiausia tai čia taurė, nežinau. Iš bendro skonio profilio reikėtų sakyti, kad čia senovinis kokteilis. Jis tokį turi specifišką labai, nežinau, natą. Baltų marškinių, tamsos, atsidarius, liemenės ir grandinėlės per liemenę. Atsidarius močiutę šėpą kamaroj, kažkas panašaus turėtų užplūsti. Ar dekobutė. Ar dekobutė. Važiuosim į Kauną. Sekreterą. Taip. O toliau jau tas.
Tai toks kokteilis, šėtono ūsai. Pavadinimas gal daugam kelt įtarimų, bet aš nemanau, kad čia mes su teologija dabar kažkaip jaunamės, tikrai nesiginčysim. Šėtonas gal taip, šiaip personažas, sakykim taip, labiau personažas. Tai toks pirmas iš keistesnių likerių ir jo, laukiu tęsinio.